įstaigos kaimo vietovėse neretai vykdo ne tik kultūros, bet ir kitas funkcijas, suburdamos vietos gyventojus ir puoselėdamos bendruomeniškumą. Realizuojant Šalčininkų rajono 2014–2020 metų vietos plėtros strategiją, gyventojų poreikiams pritaikyti 3 objektai. Pasižvalgykime. Turgeliai. Miesto centre atnaujinta laisvalaikio salė. Realizuojant Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės projektą, Turgelių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams, 2 etapas, atnaujintas pastato fasadas, pakeista stogo danga, langai, durys, grindys, inžinerinės komunikacijos, atliktas vidaus patalpų remontas ir scenos remontas. Joje įrengta garsą izoliuojanti grindų danga, o ant sienų ir lubų akustinės plokštės. Kultūros darbuotojų organizuojamus renginius lankytojai gali žiūrėti patogiai sėdėdami. Pastatas pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Po remonto darbų Turgelių laisvalaikio salė tapo patraukli įvairių veiklų organizavimui. Čia aktyviai veikia folkloro ansamblis Turgelianka, jaunimas susitinka jaunimo erdvėje, organizuojami renginiai, susitikimai, veikia būreliai, mankštos. Paraišką Šalčininkų rajono vietos veiklos grupiai teikia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija. Panašus projektas įgyvendintas ir kitoje Šalčininkų rajono gyvenvietėje. Projekto Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai rezultatas – šviesios ir erdvios patalpos, kuriuose kur kas maloniau klausytis koncerto arba dainuoti naujoje scenoje. Remonto darbų metu perplanuotos patalpos, atnaujintos inžinerinės komunikacijos, iš dalies suremontuotas fasadas, pakeista stogo danga. Svarbi projekto dalis – patalpų pritaikymas neįgaliesiems. Realizavus projektą, iki šiol organizuojama veikla tapo kokybiškesnė, turtingesnė ir jos pasiūla. Čia rengiami ne tik koncertai, bet ir gyventojų susitikimai, edukacijos vaikams, šokiai, veikia būreliai. Laisvalaikio salių pastatai yra skirti bendruomeniai ir reprezentuoja kaimo gyventojų traukos objektą. Dėl to mes labai džiaugiamės, kad turime galimybę teikti vietos projekto paraiškas ir gyvendinti gražias ir aktualias idėjas. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras priėmė sprendimą įgyvendinti šį projektą, kurio tikslas sukurti kultūriškai savitą ir socialiai patrauklę aplinką kaimo bendruomenės socialinės kultūrinės veiklos plėtrai, suremontuojant laisvalaikio salės pastatą. Gauto finansavimo dėka iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto, taip pat papildomą finansavimą iš savivaldybės biudžeto dėka dabar Turgelių ir Jančiūnų laisvalaikio salės įgavo naują įvaizdį ir tapo šiuolaikiškomis kultūros įstaigomis. Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras realizavo projektą Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės paramos lėšomis atlikta pastato 1 aukšto rekonstrukcija, 2 aukšto įrengimas, pertvarkant stogo dalį. Remonto darbų metu atlikti bendrastatybiniai ir apdailos darbai, įrengti langai ir durys, inžinerinės komunikacijos. Patalpos pritaikytos neįgaliesiems. Šiandien matome kompleksiškai sutvarkytą pastatą, kurį prikeliame antram gyvenimo etapais, dalyvaudami Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės kvietimuose. Pirmasis etapas užtikrino, kad įrengėme pirties patalpas, čia įsikūrėm ir vietos verslas. Dabartinė strategija leido mums iki galo įgyvendinti mūsų planus. Negalėjome nieko daryti be patalpų remontai. Tai buvo pagrindinis atskaitos taškas. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės skirta parama stipriai mus motyvavo veikti. Po remonto darbų įrengėme salę į nakvynės patalpas. Dabar šis pastatas pilnai tarnauja bendruomenės poreikiams. Čia susitinkame įvairiomis progomis, organizuojame seminarus, šventės, įsileidome ir vaikų dienos centras. Dabar čia verda gyvenimas. Viskas vyksta taip, kaip gyventojai norėjo.
Kągi, džiugu matyti, kad Turgeliuose, Jančiūnuose ir Baltojoje Vokėje Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės parama tikslingai pasiekė vietos bendruomenės ir patenkino jų poreikius, užtikrindama bendruomeniškumo stiprinimą. Šių projektų realizavimą rėmė ir Šalčininkų rajono savivaldybė.